Sveiki, aš Laisvūnas ir šiandien apie sportą kalbėsime su Lietuvos futbolo federacijos prezidentu Edgaru Stankevičiumi. Sveikas, Edgarai. Sveiki. Kągi, tai pradėkime nuo to, kas jums yra sportas apskritai. Plati savoka, tai iš tikrųjų vėlgi, jeigu taip žiūrėti iš teorinės pusės, tai dviejų varžovų varžymasis per elektroninį įrenginį, tai yra, ar tai būtų PlayStation'as, ar kompiuterinis žaidimas, konsolė, bet kuri kita, tai iš tikrųjų vis labiau populiarėjantis sritis, kuri nenori verčia domėtis ir patį, vis daugiau laiko į tai skirti ir domėtis, kas tai per sritis, kas tai per dalyvavimas, koks gali būti, koks įsitraukimas ir taip toliau. Tai yra plati sritis, kurią aš asmeniškai tikiu ir nenori skiriu tam didelį dėmesį savo ar laisvalaikį, ar toje darbinėje aplinkoje, kad pažinoti tas vadinamas pasaulinės tendencijas, kaip rinka juda, nes matau, kad vis labiau kolegos iš kitų futbolo asociacijų, federacijų vis labiau tam kreipia vis didesnį dėmesį. Šiek tiek užsiminėt apie savo laisvalaikį, tai gal yra tekę ar dabar savo laisvalaikiu žaidžiate kokius kompiuterinius žaidimus ir jeigu taip, tai ir turite kokius mėgstamiausius? Tai yra tekę ir tenka, kiek leidžia laikas ir kiek turiu laisvo laiko, tai jau čia laikas skirtas su sūnum, tai esam fanatikai to dalyko, turim PlayStation'ą ir tenka su PlayStation'u pažaisti, jeigu aš vadinu tą e-sportu, tai tikrai tenka, tai aišku futbolas, krepšinis, tai jau čia kaip šventas raštas, dvi būtinos dedamosios dalys, kurios turim, taip, dukra irgi kartais pažaidžia savo, vadinkim, pagal savo pomėgius tam tikrus žaidimus, bet pagrindė aš asmeniškai tai yra futbolas, tada antroje vietoje yra krepšinis, kurį irgi pabandai, tai va tie du pagrindiniai komponentai, tai tiek su sūnum, tiek ir kartais su draugais, arba jeigu turi draugų kompanijoje pasivaržymas, tai yra smagi laisvalaikio dalis, bet vėl tu bežaisdamas žiūri, kaip yra rėmėjai pozicionuojami, kaip yra kokios naujausios technologijos, tendencijos pritaikomas ir tada mąstai apie tai, ką gali padaryti per futbolo federacijos prizmę, per lygų prizmę, kaip tą dalyką komercializuoti, padaryti dar patrauklesnį produktą ir taip toliau. Tai yra non-stop procesas, kai aš sakau, ėjimų į priekį, bet to pačiu esu ganėtinai nemažas fanatikas to e-sporto ir žaidimų laisvalaikiu tikrai praleidžiu. O sūnus dar neaplošia krepšinį arba futbolą? Tenka pasivaržyti, tenka ir specialiai nusileisti, nes tada būna nekalbadienis arba susipyksti, tai ir taip mažai būni namie, tai tenka dažnai pralaimėti, bet šiaip smagu, man tai patinka tiek man, tiek jam. Pakalbėkime apie pasaulinės praktikas sporto srityje. Jau tikriausiai teko domėtis, kokiu būdu pasaulyje vystosi sporto verslas ir infrastruktūra. Kokias praktikas norėtumėte Lietuvoje išvysti pasaulinėje? Tai labai gerai paminėjot, kad tai yra verslas ir vis labiau verslaujanti vadinama sritis, kuri tampa vis labiau komercializuojama, vis daugiau rėmėjų kreipia tai dėmesį, vis daugiau rėmėjų ateina į tą pačią federaciją ir kalbam ne apie kažkokį statinį logotipų atvaizdavimo, kalbam apie tam tikrus e-sporto projektus, kaip ten galėtų jų prekės ženklas integruotis, kaip jis galėtų būti kaip rėmėjas matomas vienam ar kitam žaidime, ar vienam arba kitoj programėlį, kurią mes pasiūlome potencialiai savo rėmėjams. Tai stebitas pasaulinės tendencijas, matai turnyrus, matai tam tikrų etapų su organizavimus, ta pati FIFA, UEFA tam skiria irgi tiek nemažus resursus žmogiškosius, tiek ir finansinius, tai vėlgi su kolektyvu, kadangi turime savo federacijoje e-sporto departamentą, tai irgi yra keli žmonės, kurie yra dedikuoti būtent futbolo federacijoje ir atsakingi už e-sporto plėtojimą, tai kalbam su jais apie tai, kad lokaliam lygmenį vietiniam turim tos čempionatus, turim taures, turim žaidėjų pasirodymus, bet norisi kažkokį padaryti artimiausiu metu renginį tarptautinį, kad galėtume atsivežti vieną ar kitą tikrai patirties turinti žaidėją iš vienos ar kitos šalies, tai sekantis žingsnis, manau, logiškas būtų kažkokio tai vieno iš svarbesnių etapų suorganizavimo Lietuvoje. Arenų, vadinkim, tinkamų e-sportui tikrai turime, atsiranda ta tinkama infrastruktūra, čia ne kaip didžiajame futbole, kur dėja neturime nacionalinio stadiono dar, bet einam po truputį ir sakau, noras yra turėti tarptautinį renginį Lietuvoje artimiausiu metu. Jeigu pakalbėtumėm apie Lietuvos galimybės tarptautinėje sporto rinkoje, kaip Jūs matote, ar Lietuva gali būti reikšminga žaidėja Europos arba viso pasaulio kontekste? Vėlgi esame maža rinka, nedidelė valstybė, tai ten kažko įsišokti ne, bet pavieniai atvejai talentai tikrai, manau, gali būti sėkmingi, ką ir parodo, kad iš tikrųjų turim tų lietuvių, kurie žaidžia, domisi e-sportu ir yra ganėtinai
profesionalūs e-sporto žaidėjai ir komandos tarptautinės domisi jais, tai jiems yra gera patirtis ir galbūt vieną dieną jie pasirašys profesionalius kontraktus. Tai to labai norėčiau palinkėti. Mes kaip federacija, kaip rinktinė, taip yra smagu pasivaržyti su kitais e-sporto mėgėjais iš kitų šalių ir pabandyti per e-sportą patekti į pagrindinių čempionatų etapus, tapti čempionais arba užimti prizinės vietas. Tai tokiems iššūkiams manau, kad mes esam pasiruošę, turime tikrai gabaus jaunimo, jeigu taip galima pasakyti, kurie propaguoja e-sportą ir manau, kad čia galim būti konkurencingesni. Džiugu girdėti. Tai pereikime dabar prie Lietuvos futbolo federacijos suorganizuotų projektų e-sporto srityje. Iš pradžių pakalbėkime apie sporto lygą. Kaip reagavo futbolo organizacijos, kuomet išgirdo apie šį projektą ir ar jiems patiko, kaip jos bandė integruoti save į šį projektą? Vėl, patikt gal ir patiko, bet normalu, kad sukėlė diskusijų, tai kaip čia kas, kokia čia ta lyga, kokios čia komercinės teisės, o tai kiek mes pinigų gausim už tai, ar čia kažką uždirbsim, neuždirbsim. Tada tu jam pradedi tą edukacinę veiklą, pasakot, kad busit klubo įvaizdžio prasme matomi labiau, tie patys rėmėjai bus atvaizduojami ant jūsų marškinėlių, ko niekada nebuvo galbūt, tai turėsit vėl papildomas opcijas eiti pas rėmėjus partnerius, kalbėti su jais, kad esate išskirtinis klubas ir taip toliau. Tai tų tokių įvairiausių dviprasmiškų situacijų buvo, jų nebuvo išvengta, iš klubų buvo ir optimizmo, iš kai kurių buvo šiek tiek ir pesimizmo, kad kam čia to reikia, mes geriau gal padarykime kokį nors ten stendą, ar geriau kamuolių įsigykime, ar ten geriau, nežinau, kamerą filmavimo įsigykime, kad turėtume rungtynių filmavimui patys, o neužsiminėkime sportu. Tai tų tokių dalykų yra, bet tai yra normalu, nes mes manau, kad visi per daug mažai žinome apie sportą, tai yra mums nauja, nepatirta, nepatyrinėta ir manau, kad tai buvo sėkmingas žingsnis, nes jau matom, kad čempionato metu įsivažiavo, prasidėjo klubų ganėtinai aktyvi komunikacija socialiniuose tinkluose, patys klubai promoutino visą tą dalyką, tikrai aktyviai domėjasi ir matom tos, vadinkim, lyderius, kurie tikrai norėjo eiti ir patys atrado naują nišą arba naują sritį kaip potencialiai tiek rėmėjams, tiek klubo įvaizdžio prasme, tiek ir savo fanams, žaidėjams pasiūlė, buvo klubai, kurie net savo profesionalius žaidėjus išleido dalyvauti tam lygų čempionate vadinamam. Tai čia jau nuo klubo požiūrio ir vertybių klausimas, bet aš manau, kad tas žingsnis buvo sėkmingas, ruošiamės naujajam sezonui ir manau, kad jau dabar bus žymiai lengviau įtikinėti klubus, nes pamatė tiek naudas, tiek pamatė, kad tai yra įdomu ir patrauklu. Ir ko gero, naujo sezono įsteigimas yra išdava sėkmės paties projekto. Būtent. Tai manau, kad tikrai bus įdomus ir tikiuosi, kad ir tų komandų bus daugiau, klubų tų tikrųjų, vėlgi pirmos lygos klubų, manau, kad bus daugiau, kurie tą atras ir prisijungs ir turėsim tokį bendrą atvirą čempionatą. Džiugu girdėti. Pakalbėkime apie naujus jūsų projektus. Dabar naujausias LFF projektas pasirodęs per Minecrafto žaidimą. Tai kas tai per projektas ir kodėl būtent tame žaidime buvo nuspręsta? Prisipažinsiu, neteko bandyti, mačiau šiek tiek vizualiai kaip atrodys, bet buvo mintis vėlgi, kažkiek Minecraftas siejasi su loginiu mąstymu, siejasi su konstravimu, siejasi su kūrybinė tavo, vadinkim, nuovoka, kaip tu gali įsireikšti save. Tai noras buvo atvaizduoti tam tikrus mūsų su futbolu susijusius infrastruktūros objektus, kad jie žaidime būtų. Tas pats dabartinis, kaip aš juokavau, nacionalinis Lietuvos futbolo federacijos stadionas yra žaidime, kuriame gali dalyvauti arba sudalyvauti Minecrafto mėgėjai. Tai tas noras buvo neatsilikti nuo šiuolaikinių technologijų, tas, kas ar jaunimui, ar vienokio ar kitokio amžiaus vaikams patinka ir būtent per tai skleisti idėją, kad futbolas Lietuvoje yra populiarus ir gali būti sporto šaka numeris 1. Tai tokia švietėjiška funkcija yra, kaip suprantu, šio projekto. Švietėjiška ir kiek įmanoma daugiau įtraukti vaikų domėtis futbolu, prieiti prie jų, skleisti ir kad jie pažaidę tą, vadinkim, Minecraftą, pažaidę kitus mūsų tarptautiniu mastu gerai žinomus video žaidimus, susimanytų ateiti ir lankyti tas tikrasias futbolo treniruotes. Ir ko gero reikėtų priminti kai kuriems žiūrovams, kurie galbūt nėra susipažinę, Minecraftas kaip švietėjiška platforma yra dažna praktika ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Kaip pavyzdys mes turime pilietiškumo pamokas arba pamokas apie dezinformacijos, kurios vyksta Lietuvos mokyklose, kaip tik per Minecrafto žaidimą. Tai pabaigai tada pakalbėkime apie naujausią projektą, kuris laukia, tai yra
yra Rocket League žaidimo turnyras. Tai yra vienas didžiausių žaidimų vakarų Europoje. Tai yra kokie yra lūkesčiai šio turnyro Lietuvoje? Mokslas tyria, kaip aš sakau, aš asmeniškai tikrai nesu pro lygmen žaidėjas tiek to Minecraft'o, tiek Rocket League ir taip toliau, bet vėlgi tu matai vardus, matai klubus, matai federacijas, kurios šį žaidimą palaiko, dalyvauja, integruojasi save per šį žaidimą. Normalu, kad ir mes tą stebim rinką ir atėjo pasiūlymas mums atsirasti šiame žaidime. Tai ambicijos yra didelės ir manau, tai yra vienas iš tų tokių pirmųjų pavyzdžių, ties kuriais neapsiribosim ir nesustosim ir normalu, kad jeigu yra žaidimas, kuris yra ant bango, žaidimas, kuris yra populiarus, vėlgi noras yra pataikyti auditoriją, jeigu Rocket League nepamelos yra skirtas šiek tiek vyresniam, tai yra jaunuoliui, paaugliui skirtas žaidimas arba vyresnės šiek tiek kartos jaunuoliui, tai Minecraft'as yra jau, vadinkim, mažamečiams vaikams arba pradinių klasių moksleiviams, tai vėlgi norim pataikyti tą auditoriją, turim pasiūlyti ką jaunesnės kartos gerbėjams, vidutinės kartos gerbėjams ir jau šiek tiek vyresniems, tai yra mano amžiaus, kurie galbūt jau gali žaisti atitinkamo rango žaidimus, kurie yra puikiai žinomi visuomeniai. Tai nesustojam, kaip sakau, judam toliau ir ieškom tų papildomų opcijų, kaip parodyti futbolo federaciją per e-sportą, kaip parodyti potencialiai mūsų rėmėjams, kad žiūrėkit, mes esame inovatyvūs, turime e-sporto padalinį ir per jį irgi galite pasiekti savo tiek komercinių veiklų, tiek edukacinių veiklų, nes yra daug partnerio rėmėjų, kuriems nereikia kažkokios papildomos reklamos, bet jie nori save tapatinti su tam tikrais IT technologiniais produktais per tą vadinamą edukacinę veiklą, supažindinti, kas yra futbolas, kaip tas futbolas žaidžiamas ir kaip gali būti bendra sinergija e-sporto, futbolo ir visų kitų sporto šakų ar atitinkamų žaidimų, kurios ateityje tikime sulaukti. Tai džiugu girdėti, kad buvo užmestas toksai platus tinklas LFF vystymoje sporto infrastruktūros Lietuvoje. Bus galiausiai įdomu pamatyti, ką pavyks iš to tinklo išsinešti. Tai su jumis buvau aš Laisvūnas ir atsisveikinu iki kitų kartų.